Labadiena, mano vardas Tomas Lagonavičius ir šiandien norėčiau kalbėti apie žinių teatrą. Žinių teatras turi tam tikras, pavadinkim taip, pagrindinius principus, kurių vadovaujantis reikėtų jį kurti. Tai pirmas pagrindinis principas, tai reikia suvokti, kad žinių spektaklis, žinių teatro spektaklis, tai yra spontaniška reakcija į realybę. Spektaklis tai yra metafora, kurios pagalba mes atspindim tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Dabar kaip turėtų būti kuriamas spektaklis? Jisai turėtų turėti 3 dalis, jos nebūtinai turi vykti vieną ir tą pačią dieną, bet tiesiog jisai turėtų sudėti iš 3 dalių. Dabar pirmas pagrindinis dalykas, kad yra vadinamos teorinės ir empirinės žinios, kurias žiūrovai kartu su aktoriais, režisierium, apšvietėjais visi kartu turi gauti. Kitaip sakant, nėra atskirimo tarp žiūrovų ir aktorių, ir režisierių, apšvietėjų. Visi dirba kartu ir renka tas vadinamas žinias empirinės ir teorinės. Prasideda viskas, pirmoji dalis prasideda nuo to, kad yra pateikiamas pirminis tekstas apie tą informaciją, kurią norėtume mes perteikti spektaklio metu. Tai gali būti bet kuri moralinė tema, estetinė tema, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, neapykanta, pyktis ar dar kažkokie dalykai. Taip. Tai gali būti dramaturginis tekstas, kuriame yra surašyti personažai, kurie tarpusavy ten turi kažkokį konfliktinės situacijas, vienaip arba kitaip sprendžia jas. Tai gali būti pakankamai teorinis tekstas, tai gali būti kažkoks publicistinis tekstas, tai gali būti kažkas miksas, taip. Bet esminis momentas, kad tai turi būti labai aiškios žinios. Aš turiu minėti, kad netgi dramaturginiam tekste turi būtinai būti kažkoksai tas žinojimas naujas, kurio anksčiau nebuvo. Tai pirminiam etapė yra pateikiama visiems dalyviams, kuriant spektaklį, tam tarpe ir žiūrovams, yra pateikiamas tekstas, visi analizuoja tą tekstą, geriausiai, kad visi susėstų ratu, analizuotų tą tekstą ir jeigu reikia, dar papildytų papildomai dar informacijos, kuri galėtų būti naudinga. Informacija turi būti mokslu pagrįsta, tai neturi būti kažkokie ten, nežinau, emociniai kažkokie išgyvenimai, bet tai turėtų mokslo būti pagrįsti vieni arba kiti dalykai, arba gal galia publicistiniai kažkokie dalykai. Ir tada atsirastų taip, viena dalis tokia tai būtų kažkokie moksliniai duomenys, kita dalis gal būtų tai kažkokie asmeniniai atvejai, gal kita dalis galėtų būti kažkokie išgalvoti faktai, bet pagrįsti ir argumentuoti, jie neturėtų būti visiškai atitrūkę nuo realybės. Taip? Ir tokiu būdu yra kuriamas naujas tekstas, iš to pirminio sukuriamas naujas tekstas. Kaip ir minėjau, dalyvauja visi. Kada yra patvirtinamas galutinis tekstas, mes pereiname į antrojo etapą. Antrojo etapo metu yra galvojama, kaip šitą tekstą įgyvendinti spektaklio rėmuose, kaip jį realizuoti spektaklio rėmuose. Žinių teatras turi 9 savo vadinamas kūrybinės erdvės, kuriuose gali pasireikšti bet kuris iš jame dalyvaujančių žiūrovų, aktorių, režisierių ir visi gali pasiūlyti savo variantus. Tai pirmoji dalis, kaip ir jau minėjome, tai yra tekstas, kuris yra perkurtas pirmoji daly. Antras, tai yra erdvė, kurioje vyks spektaklis. Trečias, tai yra judesys. Taip, yra 2 rūšių judesys, yra simbolinis judesys ir buitinis judesys, kuris turėtų pasireikšti taip. Toliau yra šokis, 4 tai yra dekoracijos, 5 tai yra, galim pasakyti, tai gali būti prie dekoracijų dar ir butaforija viena arba kitokia. Toliau yra garsas būtinai ir svarbiausias dalykas yra komunikacija. Komunikacija, kokiu būdu jinai vyks. Tai vat, kada mes įvardinam tos pagrindinius 9 elementus, mes tada galim bandyti ieškoti kiekvieno iš tų erdvių kažkokios realizacijos, kaip galima būtų geriau tą tekstą pateikti, kaip jį galima būtų geriau realizuoti. Kūrybinis pats procesas, jisai gali vykti įvairiais metodais, čia galima būtų atskirai kalbėti, bet svarbiausia, kad jisai pats spektaklis, jisai padėtų pagrindiniam tekstui ir tom žiniom, kurios yra empirinės arba praktinės atsirandančios, repeticijų metu, nes repeticija jinai ir kūrybinis procesas jisai vyksta antrosios dalies metu, tai ruošiant visą tą realizaciją ir aktoriai ir žiūrovai dar labiau ir geriau pradeda pažinti tą pirminę informaciją, kuria buvo tik tai tekste. Nes kada mes tekstą paverčiam vaizdu, garsu, judesiu, nesvarbu ar jisai simbolinis, ar tai šokis, ar tai buitinis kažkoks judesys, taip, jisai geriau yra įsiminamas ir jisai geriau yra suprantamas. Ir tada atsiranda tas sekantis etapas, trečiasis, kurio metu yra realizuojamas
sugalvotas variantas. Taip. Realizacijos metu, kaip ir minėjau, jokių ketvirtų sienų nėra, visi tame dalyvauja, ir žiūrovai, ir aktoriai. Ir tokiu būdu yra užfiksuojama ta informacija, ta pagrindinė idėja, kurią nori perteikti teatras. Teatras, žinių teatras, jisai orientuotas yra į perteikimą į empirinių ir teorinių žinių per spektaklį. Tai vat, kada yra tai realizuojama, tada atsiranda tie emociniai išgyvenimai, o emocinis išgyvenimas tai yra vienas iš būdų keisti savo elgesį ir patirti tą vadinamą katarzio arba prašviesėjimo būseną, arba aiškumo būseną. Čia, žinoma, nuo kultūrinio konteksto priklauso, kokį mes naudosim žodį. Ir svarbiausia pačiam gale, kada jau yra po spektaklio, gali vykti aptarimas, gali jisai nevykti tas aptarimas, bet svarbiausias dalykas, kad turi būti grįžtamas ryšys, ką sužinojo, ką gavo iš šito spektaklio. Kas buvo naujo, kas buvo patyriminė prasme patirto naujo pirmos, antros spektaklio dalies metu. Ir žinoma, jau dalyvaujant arba stebint daugiau trečią dalį. Todėl tikrai rekomenduočiau pabandyti šitoj stilistikoje pastatyti spektaklį. Kaip dar tiesiog noriu užfiksuoti, kad, pavyzdžiui, pirmą ir antrą dalį galima daryti vieną dieną ir žiūrovai tada 2 kartus ateitų, o jau sekančią dieną spektaklis būtų realizuojamas jau grinai ta trečioji dalis. Galima taip daryti, galima visą tai daryti vienos dienos bėgyje. Ir žinoma, šitam teatre svarbiausias yra dalykas, tai yra pirminės žinios, jų papildymas ir paskui realizavimas per spektaklio arba, vadinkim, teatrinės vienokias arba kitas formas. Tai noriu palinkėti visiems geros kūrybos, išbandykit žinių teatro stilistiką, bandykit pastatyti tokį spektaklį ir tikiuosi, kad viskas bus įdomu, svarbiausia įdomu. Neužmirškit, kūryba tai yra įdomu. Kūryba tai yra galimybė savirealizacijai, pasiekimui to, ko jūs galbūt nieko neveikdami niekada nepadarytumėt. Sėkmės jums.